Sveiki, sveiki. Šį kartą ne aukcionas, šį kartą tiesiog įdomumo dėliai parodysiu vieną peiliuką. Jis buvęs naujas, buvęs ir iš manęs pirktas, aišku, kas pirko, kur kam nieko nepasakoju, bet labai negražiai pasielgta. Ir kaip matote, pirmą gerai apžiūrėkime ašmenį. Aišku, ašmuo Aogami plynas 63 Hz, be galo plonas, be galo kietas, bet matote, kiek lūžių. Per mikroskopą pažiūrėjus, tai čia visiškai baisiai atrodo. Labai. Klausimas. Pirma. Klausimas. Ar yra kam pasitaikė, kad įdėjus tokį peilį į indaplovę galėtų kažkaip savaime sulūžti, ašmenys išlūžinėti. Šiaip aš visada sakau, negalima dėti, bet šis peilis buvo įdėtas ir kaip ir pasirodo, ašmenys palūžinėjo pabuvus indaplovėje. Na, suprantu, ten karštis viskas kenkia labai rankenom, kenkia viskam, bet nelabai tikėtina. Nelabai tikėtina, bet klausimas toks. Mano praktikoje nėra pasitaikę, tai yra pats pirmas toks reikalas, kad nuo indaplovės galėjo palūžinėti. Nu, net nežinau. Tai va. Klausimas, ar yra kam nors buvę, kad išsitraukus gerą peilį iš indaplovės, vėliau ar iš karto, ar dirbantį, kad jau taip atsitiktų. Jeigu kam yra atsitikę, tai tikrai parašykit, man labai įdomu, kaip turėti naują patirtį, tiesiog žinoti, nes tikrai nėra per mano visą laiką, per visus metus tai buvę, kad indaplovė taip pakenkta. Esu matęs išsipūtusias rankenas, kamštinės, esu restauravęs, esu daręs daug, bet va to tai nemačiau. Tiesiog jeigu turite kokių patyrimų, parašykite į komentarus. Ir niekada nedėkite į indaplovės peilį. Peilis yra labai lengvai nuvalomas, nusausinamas ir nebūtina vėliau ir plienai, ir rūdyja, ir taip, nedėkit tikrai. Iki draugai.